Lietuva. Pradedame Zarasais rytų Lietuvoje, kur vadinama Lietuvos Šveicarija. Su smėlio kalvom ir pušynais ir dauguriuose mėlynuojančiais ir spindinčiais tūkstančiomis saulių ežerais su salom salelėm. Tai reto grožio kraštas, kur amžinai ošiančios pušys ant kranto mėlynuojančių ežerų, ten ramumas apgaubia žmogų. Šatrijos kalnas, garsioji Šatrija, kur pagal padavimus Švento Jono naktį susirinkdavusios raganos. Gražioji Žemaitija, pakelės kryžių šalis. Gražus Žemaitijos žemėvaizdis nuo pat Šatrijos viršaus. Slėniuose tarp miškelių ir upeliukų stovi viensėdžiai. Čia Suvalkijos lygumos, kur medžiuose paskendę viensėdžiai. Štai šiaurės vaizdai su vėjiniais malūnais. Ne veltui Šaulių apskritis buvo vadinama malūnų apskritim. Lietuvos didžiausi paukščiai gandrai. Kudirkos naumiestyje paminklas tautos himno autoriui daktarui Vincui Kudirkai, kur jis gyveno ir mirė. Pakelta ranka jis mums vis sako: kelkite, kelkite. Kapuose paminklas su rusų panaikintais himno žodžiais. Marijampolės cukraus fabrikas, vienas iš 3 cukraus fabrikų. Lietuvoje cukrų gamindavo iš cukrinių runkelių, kuriuos augindavo vietos ūkininkai. Lietuva anksčiau importuodavo cukrų ir sumokėdavo didelės sumas pinigų. Pastačius šios fabrikus, Lietuvai užteko savo cukraus ir pinigai likdavo krašte. Aleliuja. Ir gražūs margučiai, simbolis Velykų prisikėlimo šventės. Velykos ir vaikams, kurie ridinėja margučius. Ir žąsinas, kuris susidraugavo su vienu vaiku. Kur vaikas ėjo, žąsinėlis visur paskui sekė. Valstybinis žirgynas buvusiam Kėdainių dvare, kur buvo auginami veisniai aržilai, anglų, trakėnų ir vietinės veislės. Be to buvo auginamos ir kumelės, kurios turėjo kumeliukų. Užaugęs prieauglis buvo paskirstamas po visą kraštą. Štai vienas iš pavyzdingų Suvalkijos ūkininkų, kuris kirto kviečius
su kertamąja mašina. Jis turėjo porą samdinių, merginą ir berną. Padėdavo jam senas tėvas ir jaunimas vasarą pargrįžęs iš mokyklos atostogų. Veždavo javus, visuomet porą arklių ir ilgų vežimų. Žemaitijos turguje, kaip ir kitur, pilna grėblių, bet tik Plungė buvo tokia garsi savo medinėm klumpėm. Kažin, ar Olandijoje buvo gražesnių? Žemaičių Kalvarijos garsi bažnyčia su kalvarijomis, kur iš visos Žemaitijos kiekvienais metais privažiuodavo į atlaidus daugybė žmonių. Atlaidai tęsdavosi ne 12 dienų. Klaipėdos turgus, mugė, didžiausia metinė šventė Klaipėdoje. Karuselės ir laimės ratai sukasi. Didžiausia rugiapjūtė būdavo fotografams, nes visi mėgdavo fotografuotis. Visos būdos pilnos gėrybių, dešrų, riestainių, saldainių. Palanga su švaraus smėlio kopom ir skaidriu Baltijos vandeniu. Palanga buvo viena iš gražiausių vietų visame pasaulyje.